Labadiena, kviečiame žiūrėti Ignalinos televizijos informacinę laidą, kurioje apžvelgsime rajono aktualijas. Šiandien matysite. Ignalinos viešojoje bibliotekoje surengtas baigiamasis protų mūšio renginys. Policijos informacija. Pasakojimas apie Kazitiškio seniūniją ir čia gyvenančius žmonės. Muzikos mokykloje vyko funkcinės civilinės saugos pratybos. Balandžio 30 dieną Ignalinos viešojoje bibliotekoje surengtas baigiamasis Ignalinos 150-mečiui skirto protų mūšio rajono savivaldybės mero taurei laimėti renginys. Protų mūšyje iš viso dalyvavo 27 komandos. Tai bibliotekos filialų, savivaldybės, gimnazijos, Naujo Daugeliškio, policijos asociacijos ignaliniečių, taip pat prie Ignalinos projekto prisijungusių Zarasų, Visagino, Panevėžio apskrities ir Šiaulių rajono Naisių miestelių bibliotekos. Protų mūšis vyko tiesioginių transliacijų metu. Viktoriną sudarė 2 etapai, kiekviename jų dalyviai turėjo atsakyti 30 klausimų. Viktorinos klausimai buvo transliuojami internetu. Biblioteka nežiūri nei amžiaus, nei išsilavinimo, nei visų kitų dalykų. Čia laukiami visi. Mažas, jaunas, pagyvenęs, senas. Visiems informacija yra vienodai. Ir džiaugiuosi, kad vakar dienos Viktorinos klausimo atstovė yra čia šiandien prieš jūs. Tai yra Deimantė Malikėnaitė, mūsų jauniausia tarybos narė. Tie, kurie suabejojote ar nepažinote, jau dabar galėsite susipažinti ir iš arčiau. Kalbėjo bibliotekos direktorė Loreta Aleknienė. Baigiamajame renginyje Ignalinos rajono savivaldybės mero taurėmis apdovanotos 3 laimėjusios komandos. Linkmenų linkmeniškiai užėmė 1 vietą ir surinko 58 taškus iš 60. Komanda iš Naujojo Daugeliškio Jurginės užėmė 2 vietą 56 taškai ir Didžiasalio komanda Sala buvo 3 vietoje. Apdovanojimus savivaldybės mero taurės įteikė ir visus pasveikino rajono vicemeras Gintautas Kindurys. Šitas konkursas, protų mūšis, parodė tokį paprastą dalyką, kad sėdint prie stalo galime praleisti laiką labai turiningai, įdomiai ir naudingai. Naudingai tuo, kad turbūt daug ką sužinai naujo, tuo, kad gal surandi naujų draugų arba susibičiuliauji dar labiau su esamais. Prizininkai apdovanoti ir arbatos rinkiniais. Arbatos gavo visos komandos iki 11 vietos. Visoms 27 protų turnyre dalyvavusioms komandoms dovanų atvežė ir Visagino viešosios bibliotekos direktorė Dalia Sargūnienė. Pasveikinusi žaidimo dalyvius, ji teikė gražių atvirukų su olimpinio vicečempiono kanojininko Jevgenijaus Šuklino sveikinimais ir autografais. Švenčiant Ignalinos miesto 150-metį ir užbaigiant nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę, linkiu sėkmės ir ateityje aktyvinti bibliotekų ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą. Atraskime bibliotekoje šventovę, o savyje puoselėkime poreikį kuo dažniau lankytis joje. Tik čia žmogus gali virsti asmenybę, talentas genijumi, tamsą gali nušviesti pažinimo šviesa. Su gražiausiais linkėjimais Lietuvos kanojininkas, olimpinis vicečempionas Jevgenijus Šuklinas. Renginio dalyviams grojo ir dainavo Deimantė Malikėnaitė ir Eimantas Umbrasas, taip pat viešniai iš Visagino, šio miesto bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Oksana Bielskaja. Sveiki!
Per 3 pastarąsias savaitės Ignalinos rajono policija reagavo į maždaug 230 iškvietimų, pradėta 11 ikiteisminių tyrimų. Balandžio 7 dieną Dūkšto seniūnijoje 58 metų moteris atvykus į sodybą rado suniokotus vaismedžius ir dekoratyvinius augalus. Nuostolis 400 eurų. Balandžio 9 dieną apie 11 val. Ignalinoje Medžiotojų gatvėje konflikto metu 49 metų vyras panaudojo fizinį smurtą prieš 50-metę sugyventinę. Balandžio 18 dieną Ignalinos rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl 54 vyro rasto savo bute esančiame Ignalinos seniūnijoje mirties priežasties nustatymo. Balandžio 21 dieną apie 15 val. Ignalinoje Budrių gatvėje geležinkelio pervažoje krovininis traukinys mirtinai traumavo vyrą gimusį 1938 metais. Balandžio 21 dieną apie 6 val. Linkmenų seniūnijoje esančiame bute rastas vyro gimusio 1974 metais lavonas su nubrozdinimais veido ir pakaušio srityje. Balandžio 21 dieną Ignalinos rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vyro gimusio 1956 metais rasto savo namuose esančiose Kazitiškio seniūnijoje mirties priežasties nustatymo. Balandžio 22 dieną apie 8 val. Ignalinos seniūnijoje pastebėta, kad po nakties apgadinti ir apvogti įmonė priklausantis ekskavatorius ir buldozeris. Pavogti 3 akumuliatoriai, 90 litrų dizelino, išlaužtos durelių spynelės. Nuostolis tikslinamas. Balandžio 23 dieną apie 21 val. Ignalinos seniūnijoje neblaivus 2,32 promilės 22 metų jaunuolis panaudojo fizinį smurtą prieš 57 metų tėvą. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Balandžio 24 dieną apie 2 val. Ignalinos seniūnijoje viešoje vietoje nepažįstami asmenys panaudojo fizinį smurtą prieš 20 metį ir 18 metį jaunuolius. Balandžio 28 dieną apie 12 val. Ignalinoje geležinkelio gatvėje viešoje vietoje 45 metų vyriškis panaudojo fizinį smurtą prieš neblaivę 3,25 promilės 21 metų sugyventinę. Gegužės 3 dieną apie 9 val. Didžiasalio seniūnijoje vykusio konflikto metu neblaivus 2,42 promilės 56 metų vyras panaudojo fizinį smurtą prieš to paties amžiaus sugyventinę. Įtariamasis sulaikytas. Atšilus orams gatvėse pagausėjo dviratininkų. Dviračiai vagiami iš patalpų ir šaltuoju metų laiku. Tačiau atšilus vagysčių skaičius nebejotinai padidėja. Policija pateikė kelis patarimus, kaip apsaugoti dviratį nuo vagystės. Visų pirma, policija siūlo specialių žymeklių pažymėti arba išgraviruoti dviračio rėmą. Policija daiktų žymi nemokamai, pakankama pateikti įrodymą, kad esate jo savininkas. Paliekant dviratį, jį priraikinti reiktų specialia tvirto metalo ar armuota kilpa ir patikima spyna prie tvirto ir nejudančio objekto. Rakinant tvirtinti ne už rato, o už rėmo. Antraip jums liks tik spyna su ratu. Reiktų naudoti vienu metu kelis, bet skirtingo tipo užraktus. Palikite dviratį ne užkampyje, bet matomoje vietoje. Reiktų planuoti keliones ir dviračių nevykti ten, kur jo nebus galimybės saugiai palikti ar prirakinti. Turėkite savo dviračio nuotrauką, kurioje būtų matyti ypatingos žymės. Jei dviratis paliekamas pagalbinėse patalpose, sandėliuke ar panašiai, dėrėtų pasirūpinti durų sutvirtinimu ir patikimomis spynomis. Jei dviratį pavogė, nedelsiant praneškite apie tai policijos pareigūnams. Nepirkite naudoto dviračio iš privataus asmens, jei negalite matyti įsigijimo dokumentų ir įsitikinti, kad dviratis nėra vogtas. Svarbu dviratį palikti pastatytą taip, kad prie jo būtų neparanku prieiti, nesaugu būtų ir nepatogu kabutėse darbuotis piktavaliui. Tiek naujienų paruošėme jums šį kartą. Likite sveiki. Tęsiasi mūsų kelionės po rajono seniūnijas. Šįkart parengėme pasakojimą apie Kazitiškio seniūniją ir čia gyvenančius žmonės. Sakoma, kad pagal plotą didžiausios Ignalinos rajono seniūnijos centras Kazitiškis tai pavadintas dėl kažkada čia buvusio kazokų pulko. Senuose šaltiniuose Kazitiškis dar vadinamas ir Kazačizna ar Kozačizna. Nuo 17 amžiaus čia buvo dvaras, tačiau archeologiniai tyrinėjimai rodo, kad šiuose vietose gyvenama buvo nuo labai senų laikų. Vienas įdomiausių, seną, antrą mūsų eros amžių menančią šio krašto istoriją liudijančių radinių – žalvarinis Romos imperijos laikų pinigėlis. Galima tik spėlioti, koks šis kraštas ir jo gyventojai buvo prieš kone 2000 metų. Tačiau mus labiau domina tai, kaip Kazitiškio seniūnija gyvena šiandien.
Tad pirmiausia, sukome pas seniūną Drąsutį Jelinską. Praeiti metai, šie metai tikrai galima pasakyti sunkus metai, daug pareikalavo išbandymų, daug įvairiausių nutikimų buvo. Tai galiu paminėti tokius, Rupinskų kompleksą kiaulių maras, čia aišku jau ne praeitais metais, bet dar už praeitais jisai buvo, bet pasiekmes jaučia mūsų seniūnyje iki šiol. Tai tikrai buvo didelis išbandymas žmonėm, komplekso darbuotojam, bet Ir gyventojam? Ir gyventojam taip pat. Buvo visai eilė apribojimų, kurie dar ir dabar yra. Na, bet šiai dienai galima jau pasidžiaugti, kad Rupinskų kompleksas atsigauna. Nelinksmai prasidėjo pokalbis apie Kazitiškio seniūniją šiandieną, o afrikinis kiaulių maras ne vienintelė šią seniūniją užgriuvusi problema. Kitas praradimas mūsų tikrai didžiulis, tai kilęs gaisras mūsų Kazitiškio bažnyčioje, kuri tikrai pristato mūsų visą Kazitiškį. Visa laimė, kad bažnyčia jinai tikrai stovi toj pačioj vietoj, ir stogas yra, ir bokštai yra, tik tai dėja nukentėjo stipriai vidus. Šiuo metu pagal galimybės plaunam, valom, bet dūmų daug buvo, labai stipriai užrūko vidus, drabužiai, vėliavos, taip kad tikrai laukia dar stiprus darbai. Neveltui sakoma, kad nelaimės geriausiai suvienyje žmonės. Seniūnas minėjo, kad bažnyčios remontas bendras visų rūpestis. Vieni prisideda pinigais, kiti darbu, tad galbūt vasaros pabaigoje pamaldos jau galės vykti bažnyčioje. Rūpesčiai, kaip kuo greičiau sutvarkyti gaisro apgadintą bažnyčią, neužgožė kitų, visai neseniai patirtų netekčių. Metai praeiti tai tikrai tokie skaudus, ne tik tai materialinė tai galima, sakykime, atstatyti, atkurt, bet gyvų žmonių tikrai jau nieks nepakeistų tų, kurie išėjo anapilin. Tai galiu paminėti, kad praeitais metais tai Vilhelmas Kanišauskas, mūsų tokis kaimo šviesuolys, muzikantas, poetas ir taip, sakykime, savo krašto patriotas. Tada Jonas Biržinys, Švedriškės krašto, kur tikrai nemažai prisidėjo, kur jo iniciatyva buvo organizuota, daug švenčių. Išties, daug ką galima sukurti, atkurti, perstatyti ar pastatyti iš naujo. Tik žmonės išeina negrįžtamai, o šviesių, savo kraštą mylinčių ir garsinančių žmonių netektis pajuntama ypač skaudžiai. Tačiau gyvenimas nestovi vietoje ir ne vien apie netektis ir problemas kalbėjomės su Drąsučiu Jelinsku. Juolab, kad ir pasidžiaugti jis gali, būtent čia gyvenančiai žmonėmis. Turim daug ir liaudies menininkų, kaip vadinamų, kurie mezga, audžia, siuva, drožėjų visai eilė yra. Tikrai yra kuo pasigirti, kuo pasididžiuoti. Ne iš piršto laužti šie Drąsučio Jelinsko žodžiai. Jo kabinetą puošia vietinių drožėjų sukurtos skulptūrėlės. Didžiuojasi seniūnas ir tuo, kad prieš keletą metų išleistoje knygoje Ignalinos krašto tautodailė ir amatai, kurioje pristatomi mūsų rajone gyvenantys drožėjai, kalviai, audėjai, mezgėjai, dailininkai, šios seniūnijos tautodailininkų bene daugiausia. Pas Kazitiškyje gyvenančią mezgėją Oną Maciulevičienę užsukome tikėdamiesi pamatyti jos nertų lėlių kolekciją. Sumanimas nunerti įvairių pasakų ir vaikiškų knygelių personažus primenančias lėles kilo skaitant pasakas anūkiai Gretai. Dabar, kai Greta jau abiturientė, lėlių kolekciją ponia Onutė padovanojo Ignalinos viešosios bibliotekos vaikų skyriui, kad jomis galėtų pasidžiaugti mažieji pasakų skaitytojai. Kaip prisiminimas, namie liko 3 megztos lėlytės, primenančios greit prabėgusi laiką. Daug ką išdovanoju, rodydama naujausius rankdarbius, sako ponia Onutė. Ir ne tik artimieji ar draugai gali džiaugtis jos rankdarbiais. Užpernai vilnonių kojinių ji primezgė Didžiasalio vaikų globos namų auklėtiniams.
Parodo ponia Onutė ir naujausius rankdarbius – nertas ir siuvinėtas servetėles, takelius, staltiesės, šalikus, kryželius siuvinėtus paveikslus. Sunku patikėti, kad visa tai tik dalis per šią žiemą sukurtų rankdarbių. Dailūs, kruopštūs mezginiai, nėriniai, servetėlės taip ir traukia bent jau paliesti, pačiupinėti, pavartyti. O meilę rankdarbiams Onutė Maciulevičienė perdavė ir dukroms – Terezai ir Janinai, bei anūkėms. Ponia Onutė ne tik mezga, neria, siuvinėja. Ji domisi vaistažolėmis, renka augalus ir ruošia arbatas. Anūkė Greta juokauja, kad močiutę galima vadinti išmaniąją, nes ji naudojasi planšetiniu kompiuteriu, mėgsta panaršyti Facebook socialinėme tinkle. Sunku įsivaizduoti, kaip viskam įmanoma rasti laiko, tačiau Onutė Maciulevičienė tik gūžteli pečiais. Ji spėja viską ir laiko užtenka dar ir bažnyčios chorui, ir Kazitiškio kaimo liaudiškos muzikos kolektyvo Kazitiškiečiai repeticijoms. Beje, šio nediduko kolektyvo vadovė Danutė Gasiūnienė pasidžiaugė, kad jo neišblaškė nei buitis ir kasdieniai darbai, nei laikas. Ir kitąmet Kazitiškiečiai minės veiklos 30-metį. Šiame kolektyve dainuoja ir seserys dvynės Aldona Šeduikienė ir Laimutė Ramelienė. Abi jos Kazitiškyje garsėja ir kaip dainininkės, giedotojos, ir kaip poetės. Kai apsilankėme jaukiuose Aldono Šeduikienės namuose, įsikalbėjome ne tik apie poeziją. Ponia Aldona pasakojo apie jaunystę, rankdarbius, apie šeimą ir vyro netektį, apie tai, kaip daugiau nei 40 metų gyvenusi Vilniuje sugrįžo į Kazitiškį ir ištekėjo antrą kartą, apie tai, kaip antrą kartą tapo našle, apie prisiminimus ir užplūstantį vienatvės jausmą. Vienatvės spaudžia. Vot atsikeli, nėra su kuo pakalbėti. Taip. Atsigulimas tai apie viską. Taip. Eiles, sako, pradėjusi rašyti 50, netekusi pirmojo vyro. Rašau apie viską. Apie gamtą, apie tėviškę, apie Kazitiškį ir čia gyvenančių žmonės. Net apie Čikagon išvažiavusi lietuvė eilėraštė esu parašiusi, juokiasi ponia Aldona. Tačiau dažniausiai eilėmis išsilieja užplūdę prisiminimai. O kad galėčiau medį jaunystės arčiau savęs priglaust ir savo mielos motinėlės dar šilumą pajaust. Būna, kad rašydama net apsiverkiu, sako ji, kai skaitant eilėraštį apie mamą, balsas suvirpa. Kartu su ponia Aldona užsukome pas greta gyvenančią jo seserį Laimutę Ramelienę, kuri taip pat kuria eiles. Negali nesistebėti, kiek sutapimų šių jau 80 įpusėjusių dvynių gyvenime. Gimusios ir užaugusios Bajorų kaime, abi jau mokykloje dalyvaudavo visuose renginiuose ir buvo nepakeičiamos dainininkės. Vėliau abi gyveno Vilniuje. Abi liko našlės, abi sugrįžo į Kazitiškį ir čia vėl surado šeimyninę laimę. Ir gyvena dabar greta viena kitos. Net kalbėdamos, seserys nuolat viena kitą pertraukia ir papildo. Tiesa, yra jų istorijose ir skirtumų. Štai ponia Laimutė, likusi našle, 4 metus gyveno Amerikoje, bet gimtojo krašto trauka sugrąžino ją į gimtinę. Rašyti ponia Laimutė pradėjo dar jaunystėje. Jau seniai jis svajoja išleisti savo eilėraščių knygelę, bet kasdieniai rūpesčiai vis užgožia svajonę, o eilėraščiai kol kas sugula į storus sąsiuvinius. Aš rašau eilutes kaip gyvenimą, vienos liūdnos, o kitos juokingos. Tai todėl, kad dienos įvairios, bet rašyti jas visas reikalinga. Mano eilės tai kūdikiai mano, su jomis aš kalbu ir gyventi lengviau. Širdyje, mintyse išnešiotos, man taip gera, kai aš jas skaitau. Jos eilėraštis Kasdieniai stebuklai buvo išspausdintas Amerikos lietuvių leidžiamame laikraštyje. Kasdieniai rūpesčiai, mintys gali virsti kasdieniais stebuklais. Tai priklauso nuo pačių žmonių. Ir tai gali ne tik menininkai ar nagingi tautodailininkai. Tikrai neeilinis seniūnijos gyventojas, kuris tikrai padeda mums visuose renginiuose. Ir jisai turi ir savo muziejų sukūręs, tikrai domisi mūsų krašto istoriją ir turi nemažai medžiagos surinkęs, tai tikrai neeilinė asmenybė.
Taip, seniūnas atsiliepia apie iš užsienio kaimo kilusį ir dabar aktyviai gimtojo krašto gyvenime dalyvaujantį Rimantą Klimą. Nei tai, kad didžiąją gyvenimo dalį praleido Vilniuje, nei darbai ir atsakingos direktoriaus, ministerijos darbuotojo ar miškų ūkio ministro pareigos, nei aktyvi visuomeninė veikla neatitolino pono Rimanto nuo tėviškės. Ažvinčių krašto istorinį, kultūrinį palikimą jis išsamei aptarė savo knygoje Kukuoja Gegiutė. Neįprastame pasakojime apie gimtojo krašto dainas jis pateikė ir istorinio fono aprašymą. Žmonių, kurie ateities kartoms įdainavo jas gyvenimo istorijas. Už šią kruopščiai parengtą knygą 2000-aisiais Rimantui Klimui buvo įteikta pirmoji Miko ir Kipro Petrauskų premija. Rimantą Klimą galima vadinti ir kraštiečių susitikimų pradininku. Pirmąjį tokį susitikimą gimtajame užsienio kaime jis surengė dar 1975-aisiais. Aš senai ruošiausi tokiam dalykui, senai ruošiausi. Aš visą laiką čia niekada aš nepleidau savo tėviškės. Niekada. Apie 100 žmonių suvažiavė. Aišku, kai kurie su giminaičiais atvažiavo, bet, vienu žodžiu, visi iš kiekvienos šeimos buvo daugiau mažiau, bet vis tiek buvo atstovai. Ir tos, kaip mes sakydam, Amiliūtės didžiausias namas buvo, tai per abu galus su visa priemenė, ten padarėm stalus ir susėdo ten visi ir vienu žodžiu vyko ašaroti pokalbiai. Irena Seliukaitė man vienas tik sakė, kad atsėtinai neptiko niekur, kad kur nors Lietuvoje būtų tokia žinia atkeliavusi iki kraštotyros draugijos, kad kažkas panašaus buvo. Norą išsaugoti savo krašto praeitį, domėjimąsi istoriją, ponas Rimantas vadina Dievo pirštu, paskirta misija. Ir šią misiją jis vykdo visais įmanomais būdais ir visomis išgalėmis. Aš turiu tokių prisiminimų, čia užrašinėjau. Tiesiog būdą atvažiuoju, tiesiog jis turi ir dabar tą knygelę ten, kažką papasakoja, aš užrašau ten kažką. Bet tai galėjau tada, kiek galima buvo užrašyti, bet neužteko proto, kad reikia rašyti. Nuo mokyklos laikų ponas Rimantas domisi istorija. Dabar jau turbūt galima pasakyti, kad tai ne šiaip domėjimasis ar hobis, o gyvenimo būdas. Jam svarbu surinkti, iš atskirų detalių sudėlioti kuo išsamesnę, tikslesnę ir giminės, ir gimtojo krašto istoriją. Žinių apie ją ieško knygose, senuose archyvuose, bet jam svarbus ne tik istoriniai faktai. Organizavau net 3 kraštotyrinės ekspedicijas iš tą kraštą ir gana galingas. Seliukaitė, per kraštotyros draugiją, tai čia viena buvo Seliukaitė, tada čia vadovavo ir ten porą dar iš Lietuvių kalbos instituto. Tai buvo virš 60 dalyvių, čia rinko tautosakų, pasakojimus, dainas, čia jie vaikščiojo po šitą Ažvinčių kraštą. Paskui čia Kazitiškis Grybėnai, kita buvo, ir dar viena tokia, paskui mes norėjom nustatyti, kur čia Sėlių ir tų Nalšėnų gyventojų sandora, kur čia kažkur gali, ar dar gali būti kažkokie pėdsakai tokie, kalboj, kažkur ten pasakose, padavimuose. Tautosaka dar vienas būdas prikelti tai, ką nusineša laikas. Tad ansamblio Nalšė, kuriam kurį laiką vadovavo ponas Rimantas repertuare, buvo tik šio krašto dainos. Rimantą Klimą jau seniai galima vadinti Ažvinčių krašto ir gimtojo užsienio kaimo ambasadoriumi ir metraštininku. Kaimo atmintis. Taip, šį sename klojime įrengtą muziejų, pasakojantį apie Ažvinčių krašto istoriją, čia vykusias partizaninės kovas, gyvenusių žmonės, vadina pats jo įkūrėjas. Aš jau čia neskaičiuoju, bet kažkur čia taip lygtai 6-7 tokios temos lygtai yra. Tai kokios jos? Tai Ažvinčių giria, kariuomenė, partizanai, sustikimai, reiškia inventoriai, Ažvinčių dvaro inventoriai, praeitis Ažvinčių krašto, taip jau grubiai. Toliau Nalšė, čia jau kaimas grinai, Plytinė bus taip atskirai, bet čia dabar labai nedaug kas lygė. Plytinė, čia tokie dalykai susibūrimai, o čia poetui tam Klimui. Daug laiko ponas Rimantas paskyrė tam, kad surinktų kuo daugiau žinių apie šio krašto poeto, lietuvybės saugotojo Juozo Klimo gyvenimą ir kančių istoriją. Aš padariau jo kančių kelią to poeto, reiškia tokį žemėlapį. Jis praėjo visus Lenkų kalėjimus.
7 kalėjimus. O tai už kągi jis ten pakliuvo? Už tai lietuvis buvo. Čia kelinti metai. Nu tai jis suėmė 36, nu ir prasidėjo karas, jeigu ne karas, tai būtų nukankinę. Juozui Klimui iš nelaisvės, į kurią pateko įskųstas dėl lietuviškų laikraščių, pavyko pabėgti ir grįžti į Lietuvą. Grįžo tėviškai jisai. Nu ir apsivedė, čia tokia, iš mūsų to kaimo tokia gruslytė. Ir jį paskui paskyrė pašto darbuotojų, kada Vilniaus kraštą atsiėmė Lietuva, tai paskyrė pašto viršininkui Lavoriškis. O ten jau armija Krajovo veikė. Atėjo, liepė dingt. Jis nedingo, tai įsivedė ten jį supjaustė ten miškuose. Ten eigulys pasakojo, kaip jį ten atsėtė. Nu, kažkas matė, kaip jį ten kankino. Tai. Žvėrų darbas. Ne tik šiame muziejuje įamžintas tarpukario šviesuolio, poeto, patrioto Juozo Klimo atminimas. Pono Rimanto dėka parengta ir išleista Juozo Klimo knygelė Pasižadėjimas, o Laukstenių kaime ant gimtosios poeto sodybos sienos pakabinta atminimo lenta. Rodydamas muziejuje surinktą medžiagą ir eksponatus, ponas Rimantas pasakoja apie čia gyvenusius žmonės, apie veikusią plytinę, kurioje dirbo ir jo tėvas, o plytų, gamintų iš šiose vietose esančio molio ir garsėjusių savo kokybę, gamybą jis dar ir pats puikiai atsimena. Įdomu klausytis Rimanto Klimo pasakojimų, tačiau mūsų laukia dar vienas susitikimas. Iš užsienio kaimo keliaujame į Ažvinčius, kur sutarėme susitikti su Valdu Danilevičiumi. Galima sakyti, mums pasisekė, nes, kaip sakė ponas Valdas, namuose jis retai užsibūna ilgiau nei porą savaičių. Priežastis – medžioklinės kelionės, o organizuoja jas ponas Valdas įvairiausiose pasaulio šalyse, tad jo kelionių maršrutai nuo Afrikos iki Rusijos gilumų. Vienu momentu pagalvojau, kas man iš tikro svarbu. Ir ar čia jau man čia sakyt, kad medžioklė tai yra blogis ir kad čia jau tu kažką negero darai, ten gyvybės atėmė ir ką, ar aš čia jau save apgaudinėsiu. Ir kažkuria momente nutarėjau, kad man iš tikro tai svarbu, reiškia, pas mane labiau išlikę tų genų mumyse, kurie visą tą reikalą jau... Medžiotoja. Jo, medžiotoja ir aš dabar, kaip aš savo pateisinu, aš savo nemeluoju, medžioju. Medžioklė ponui Valdui ir pomėgis, ir darbas, ir verslas. Svarbu medžioklę žinau, Anykščių buvo toks garsus ir eksperimentinis parodomasis medžioklės ūkis pas stipriausios Tarybų sąjungoje. Mes ten po to Aukštaitijos nacionaliniam parke medžioklę žinau, po to jau savoj firmoje, medžioklinės kelionės viešoje įstaigoje, kuri užsiima medžioklės plačiaja prasme ir propagavimu ir kad kažkokį įvaizdį tas sudaryti tragiškas Lietuvoje. Medžiotas tai ką, viskas, jis girtas su vatuvke ir eina ten kažką užmušinėti. Nėra taip, medžiotas yra ir kažkas geriau. Kitose šalyse tai yra gerbiama ir kur tai yra, kad kažkas tai neigiamo, kur tas įvaizdis, aišku, mes ir patys duodam daug progų tą įvaizdį kurt. Tai mūsų ta vieša įstaiga ir yra, kad, biškai geria tą medžiokto įvaizdį. O kada jūs pradėjot keliauti ir po užsienį, sakykime, Lietuvoje, tai čia jau sakėt nuo pat baigimo, tai čia, bet tai darbas ir vis tiek ir pomėgis. Ir tada tu prieini tam tikrą, tą medžioklę tu išsisemi, bet dar atsimeni, kas tai yra adrenalinas, kas tai yra, visi tie reikalai ir tau norisi ten pratęsti. Valdas Danilevičius vadovauja viešajai įstaigai Medžioklinės kelionės, kuri organizuoja trofėjinės medžioklės įvairiausiose šalyse. Tačiau tai ne vienintelė jo veikla. Keliauju po visą vietą, į medžioklinį žurnalą rašau straipsnius ar kažkur skleidžiu tarp savo draugų, kur tik yra proga, ar fotografijos parodas, medžioklės tematiką darau ir taip ir. Pasak medžiotojo, rengiančio trofėjinės medžioklės įvairiose pasaulio šalyse, tokios kelionės leidžia geriau pažinti ir kitas šalis, ir žmonės. Medžioklėje tu bendrauji tiesiogiai su to krašto žmonėm, kurie yra paprasti, kurie daug ko negirdėję, kartais neturi nei valgyti, nei gerti apdryskę, bet jie medžioklėje nusimano labai daug. Įdomiausia medžioti ten, kur dar nesi buvęs. Paklaustas, kurioje šalyje medžioti patinka labiausiai, juokiasi ponas Valdas. O jo kelionės jau suplanuotos metams į priekį. Planuojam važiuoti į Kamerūną, bongo medžioti.
yra tokie dar lietuviai nėra pasiekę to bongo medžioklės vietų. Kamerūne yra buvę, bet kur bongo gyvena nėra ir mes dabar birželio mėnesį planuojam. Bet čia, kaip sakant. O dabar artimiausias kelionės? Tai va čia savaitės gale išvažiuoju į Kamčiatką, po to Kamčiatkas Pietų Afrika, po to tas Kamerūnas. Valdui Danielevičiui teko medžioti ir Afrikoje, ir Rusijos gilumoje. Ar dar teikia malonumo medžioklė Lietuvos miškuose? Teikia ypač, jeigu tai nepauga į kažkokią. Šiaip medžioklė Lietuvoje turi tą, kad labai visa ta situacija yra persipinus, kaip rusai sako, okolo literatūrnaja srida, tai čia, kaip čia lietuviškai, aplink medžioklinė terpė, kuri su medžioklė nieko neturi bendro. Ir jeigu tau pasiseka iš tos terpės išeiti ir tas kontaktas tik tai išlieka, tu žvėrės ir pats procesas, tai aišku, tai yra labai geras jausmas. Ne tik medžioklė teikia džiaugsmą ponui Valdui. Prieš keletą metų jis iš Lenkijos Belovežo nacionalinio parko į Ažvinčius buvo parsivežęs keletą laukinių arklių, tarpanų palikuonių. Paskutinis laisvėje gyvenantis tarpanas buvo pagautas prieš daugiau nei 200 metų Belovežo girioje Lenkijoje. O lenkų mokslininkų atkurta ši laukinių arklių veislė dabar vadinama Konik Polski, lenkiškuoju arkliuku. Atsivežėm pasižiūrėti, kaip čia gyvena. Smagus tokie arkliukai, gražus. Na ir kiek jie pas jūs čia dabar gyveno? Ir dabar sakėt, čia pagyveno metus, bet tas mano gyvenimo būdas, labai daug tų kelionių. Ir kažkaip turėjom ir turim dar ir jojamus arklius. Ir tada sutarėm su draugu, kad jisai laikys pas save, nes mes paprasčiausiai neturim laiko. Tai dabar tie arkliukai yra prie Pabradės jo sodyboje. Minties Ažvinčiuose turėti tarpanų palikuonių bandą ponas Valdas atsisakė, tačiau jo trofėjų kolekcija gali būti puiki pažintis su egzotiškomis gyvūnų rūšimis. Paklaustas, kiek trofėjų jo kolekcijoje, ponas Valdas gūžteli pečiais. Aišku tik tai, kad čia dar toli gražu ne visi. Neretai užtrunka net keletą metų, kol medžioklės trofėjai atkeliauja iš tolimų šalių, kol savo darbą atlieka taksidermistai, iškamšų meistrai. Apžiūrinėdami iš įvairių žemynų atkeliavusių medžioklės trofėjų kolekciją, prisiminėme Mindūnuose įkurtą Antano Truskausko medžioklės muziejų. Ponas Valdas muziejaus kurti nesiruošia, tačiau norintys pamatyti jo kolekciją, tokią galimybę turi. Mielai kas ateina, mielai leidžiam, papasakojam ir studentai čia iš Vilniaus universiteto vis per praktikas užvažiuoja. Ir šiaip visokių žmonės pasiskambina, norim pažiūrėti. Tai, kaip sakant, visada įleidžiam žmonėm pažiūrėti. Turbūt daugeliu gali būti netikėta tai, kad netoli Ignalinos galima pamatyti tokią įspūdingą trofėjų kolekciją. Toli gražu ne viską žinome apie Rodos taip gerai pažįstamą savo kraštą. O kaip atsakytumėte į klausimą, kuo Kazitiškio seniūnija išsiskiria iš kitų? Apie tai, kokį atsakymą į šį klausimą suradome mes, jau kitą sekmadienį, kitoje mūsų laidoje. Gegužės 3 dieną Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykloje vyko funkcinės civilinės saugos pratybos. Pratybos muzikos mokykloje prasidėjo 14 valandą. Pirmiausia buvo imituotas gaisras ir specialių įrenginių patalpose paleisti dūmai. Mokytojai su savo mokiniais skubiai išėjo į lauką. Evakuotasi pro 2 išėjimus. Lauke sustoja 2 vietose šalia mokyklos. Mokiniai išklausė instrukcijas ir laukė leidimo sugrįžti į klases. Vaikai buvo suskaičiuoti, jiems paaiškinta, kaip reikia elgtis gaisro atveju. Gavę direktorės Birutės Paukštienės leidimą, mokytojai su mokiniais sugrįžo į klases. Pratybomis siekta patikrinti darbuotojų veiksmus gaisro atveju. Ką žmonės pirmiausia turi atsiminti, kilo gaisras, čia yra mokytojai, vaikai, ką pirmiausia mokytojas turi žinoti? Kai kur net rekomendacijose yra rašoma, kad paimti brangiausius, svarbiausius daiktus, dokumentus, telefonus jokių būdų. Svarbiausias turtas yra gyvybė, sveikata. Tos kelios sekundės, kad jis gali garantuoti tai, kad žmogus jau nebegalės nieko paimti. Reiškia, pirmiausia, sveikata ir gyvybė. Vadinasi, mokytojai pirmiausia turi pasirūpinti vaikais ir jų išvedimu. Tik tai taip.
Na ir tokių pratybų, koksgi tikslas? Ar baimę sumažinti kilus realiam gaisrui, ar kažkokius įgūdžius įgauti? Žmogus ekstremalioje situacijoje, kai būna didelis stresas, užmiršta 112 numerį. Tai ką jau kalbėti apie veiksmus. Žmogus, kai praktikuojasi, turi nuotinę praktiką, tai jisai tikrai su žymiai mažesniu stresu galės imtis būtent tai, ko reikia. Tai yra organizavimas evakavimo. Tai yra pagrindinis dalykas. Dokumentacija, ten kažkokie tai kuprinė, tai tikrai neturėtų rūpėti. Jie turi žinot, ką turi daryti, kilus tokiai situacijai. Tai yra tvarkinga, be panikos evakuacija tiek vaikų, tiek personalo. Kaip sakė savivaldybės administracijos civilinės saugos specialistas Artūras Česliokas, panašios pratybos šiais metais bus organizuojamos visose rajono švietimo įstaigose. Tiek šiandien. Ačiū, kad buvote su mumis. Iki susitikimo po savaitės.